Namaste kintai. Na ką, mes laukiame po atostogų jūsų laiškų ir gavome keletą laiškelę su jūsų nuostabiais automobiliais. Tuo apžvelgsime trumpiau jūsų automobilius, o galbūt net kai kurios ateityje, netolimo ateityje ištestuosime. Osvaldas mums parašė laišką ir jis atsiuntė savo Volvo. Sveiki, vairuoju niekam neįpatingą Volvo S80 2007 metų. Geri metai, nes po metų buvo krizė. Su juoda koža ir automatą žinoma. Nusipirko sukištą daug babkių, nes pradėjo lyst vienas kitas defektas. Šiaip nėra ką daug papasakot, nuotykių didelių, su ją dar nepatyriau. Bet savo funkciją atlieka automobilis puikiai. Ant semioros neužteko, tai čia buvo šiokia tokia alternatyva. Ačiū uždėmesį, pridedu foto. Su Volvo yra vis laik ta pati istorija, žmonės perka Volvo tikėdamasi kad jinai saugiausias automobilis pasaulyje, B, kad jinai tiesiog neges. Ir kaip taisyklė, tokius automobilius perka žmonės, kurie jas perka, vairuoja jas ir niekada nahu netaiso. Ir po to ateina laikas, kada tu esi trečias, ketvirtas savininkas ir viskas nahu byra iš eilės. Aš tai puikiausiai suprantu, biški užuojauta dėl to. Automobilis vizualiai atrodo gražiai, aišku, jis yra nuobodus, man grinai Volvo, tai policijos mašina, visi senos kartos atstovai grinai žino, kad Volvo vis laik buvo policijos mašinos, dabar laikai šiek tiek pasikeitė. Nu ką, juoda Volvo, salonas niekam neįpatingas, nuobodus, mediena, bet tu sakei ne Simiora, tu nori Simioras, aš tau pasakysiu, Simiora tai yra didelė klaida, labai genda, labai skauda, nahui, negerai. Geriau kažką permąstyk. Не нужна тебе такая машина, брат. Поверь мне на слово. Tavo Volvo atrodo tvarkingai. Jeigu jinai važiuoja, važinėk nesuk galvos. Rašo, kad dizelis 2.4, D5, 136 kW. Čia dar papildomai pridūrė. Supranti, variklis nejaunas. Naudok Sado produktus, įsipilsi į variklį papildų dizelio ir važiuosi toliau. Svarbiausia senai mašinai duoti papildomai sutepimą. Sekantis laiškas buvo iš Martino. Sveiki, gal domintų pažvelgti BMW F30 335i, 225 kW, Stage 1, padarytas išmetimai, gražiai skambantis. Jum, blėt, gražiai skamba, kitiem rajono gyventojams tai kurva skamba baisiai. BMW tai galėtų pasakyti, kad sidabrinė spalva tik tai kiberai, bet gražiai atrodo. Ar mes apžvelgsim šitą automobilį? Deja, mes šitą automobilį neapžvelgsime, nes mes jau turėjom 4 kartos panašią BMW, nematau tikslo apžvelgti. Bet automobilis geras, turi šaibų, mėgsti riziką, gali iš Amerikos atsikabent, nemėgsti rizikos, gali Lietuvoje įsigyti. Prižiūrėjus tokį automobilį, manau, galima važinėti smagiai, per daug jis nekainuoja, faina tačkė, geras pirkinys Martynai. Mindozas rašo. 91 metų paprastas pitačiokas su 2 litrų pačioku. Matosi iš mūsų mokyklos. Sveiki, draugai! Sveiki atvykę į Перекуп академию. Gražus aprašymas, labai trumpas. Saulė leidžiasi, bažnyčios stogai ir įjungti pitako žibaliniai Angel Eyes'ai. Gražus tavo pitakas, aš pasakysiu, juodas, dažiūrėtas, tai diskai dar tokie senoviniai. Čia jau visiška klasika yra. O, salonas labai šviežias, dar bumbulai. Viskas kaip reikia. Tu gyveni pagal pilnas bachūrų kentiškos panetkės. Veliūrinis saloniukas, paprasta greičių dėžė. O tada dar BMW buvo tikri BMW. Dabar BMW kartais taip atrodo nesupranta, kai gamina. Nemėginsim dabar per naują viską gaminti. Nauja dizaino linija laukia. Bet tai neaišku, kaip tai pasiteisins. O čia yra klasika. Šaunuolis, nevažinėk tik žiemą, saugok automobilį nuo druskų ir tikėkimės, kad 90 metų tavo modeliukas, 91 tiksliau, važinės dar kokius 30 metų be problemų. Nes čiagi senas BMW. Tik prižiūrėk variklį, prižiūrėk greičių dėžę, pilk gerus tepalus ir bus matas. Volkswagen Golf 7 GTD 2015 metų. Pratęsiant hatchbackų seriją. Nei GTI, nei R, o GTD. Jis didžiuojas, kad pasi dizelis. Nėra kom didžiuotis, matai. Bet mašina visai nieko. Bet turiu prie ko irgi prisikabinti. Labai trumpai, tuometinė pilna komplektacija Stage 1, 220 arklio galio.
kas plius minus priveda prie stok GTI skaičių. Dizelis prie GTI skaičių privest negali, nes dizelis yra dizelis. Nu, sorry senė, dizelių laikai jau eina į pabaigą. Volkswagen su savo Dieselgate'u beros 2015 metais jau parodė pasauliui, ką jie moka. Pats tavo automobilis atrodo labai gražiai, juodas, išlaižytas visas. Salonas visai nieko. Kėdai tavo, kėdus metas gal jau keist. Aš irgi mėgstu ilgai nešiot kėdus, bet kėdus metas keist. Šiaip jeigu rimtai. Sėdinių apmušalai atrodo labai tokie senoviški. Tas senovinis veliūras čia grinai yra Golfo klasikoje. Vėliau Porsche nusprendė 911 modelius dėti kaip papildomą brangią komplektaciją tokį veliūrą. Veliūrinį apsiuvimą sėdinių. Man tai atrodo šlykščiai iki šiol. Atrodo kaip iš babutės nupyzdintas suknelė ir bandyta apsiūt saloną. Ką galiu pasakyti? Šaunuolis, jeigu tau patinka automobilis, very nice, bet lyginti GTD su GTI RR, nu negalima. Golfo vairuotojai supyks. Man dar labai keista, kad yra labai didelis followinimas žmonių, kurie mėgsta golfą. Ir turiu tokią nuojautą, kad mums reikės paimti 7 golfą. Matas mums atsiuntė pasiūlymą, gal domintų Dodge Ram 1998 metų 3.9 benzinas dujos. Ir aš paprašiau atsiųsti fotkę. Ir pamačiau fotkę. Čia yra tikriausias svajonių būsas. Nu, atrodo kaip A komandos būsikas skirtas sukti varkiam. Tokį būsiką būtina išbandyti. Jeigu mums pavyks susitarti, būtų labai malonu. Aš iš tikrųjų nesu tokių bandęs, bet man atrodo, kad čia turėtų būti žiauriai kietas daiktas. Ypač, kad Lietuvoje tokių labai mažai yra. Tai užskaitau pilnai šitą bang būsiką ir tikiuosi, Matai, kad mums pavyks susitarti ir nudžiuginsim visus žiūrovus, padarysim aфиgeną test drive. Domantas klausia, sveiki ateitie, gal domins GTI? Performance, Stage 1, Pops and Bangs, ištestuot. Labai gražus GTI, va čia gražus GTI, blėt, raudonos linijos, suka raudonos akytės, diskai gražus, blėt, nahui, stoglangis atsidaro, baltą spalvą. Kročiai, kaip suprantu, greičiausiai eis suderinti ir bus GTI. Bus Golfas 7 GTI test drive. Sveikinu visus GTI fanus. Vilius mums parašė labai ilgą tapetą, paskaitysiu. Labadiena. Tai va, nuo ko čia pradėti? Smalikas. Pradžiai, kad žiūriu Igorio video. Taškas. Nu, patinka. Taškas. Su savo nuomonė, su savo panetkėm, kažkas kitokio nei standart. Smalikas. Na ir užmačiau jau, kad reikia savo auto pasiūlyti, gal padarys apžvalgą. Tai va, turiu Škoda Kodiaq 2.0 B TDI. Pirktas kaip šeiminis automobilis, talpus, komfortiškas, nebrangiai eksploatuojamas, paspaudus gazo važiuoja, tai kol kas patenkina visus lūkesčius. Tai tiek pradžiai, jei bus įdomu, manau, susisieksite ir galėsite gerokai daugiau papasakoti, kad darant reportažą būtų ką daugiau pakomentuoti. Nu, pradžiai ką galiu pakomentuoti. Man atrodo, mes jau su vyrium beveik susitarėm ir aš man būtų įdomu žmonėm išbandyti Škoda Kodiaq. Nes Škoda Kodiaq yra vienas iš pigiausių būdų gauti viską iš VAG koncerno ir lietuviai labai mėgsta Škoda Kodiaqus. Čia yra dar ta tokia kietesnė versija, nebomšpaketinė. Šiaip atrodo gražiai, priekis panašus į skvernelį, aš nežinau kodėl, aš žinau, kad skvernelis irgi tokį vairuoja, ar bent jau vairavo. Visai nieko, toks matos shadow linas, gražiai spalva. Išbandysim, pažiūrėsim, gal čia iš tikrųjų mažas stebuklas VAG koncernui, ypač, kad jis nekainuoja didelių pinigų. Tai va, išbandysim, pažiūrėsim. Ačiū Viliau už atsiųstą automobilį, ačiū už pasiūlymą, krūti numeriai. Men 888. Sveiki, praėjusiais metais nusipirkau BMW E30 liaudyje vadinamą Huliganą nuo 99 metų. Jo važinėjo senjorė, žinoma, gražios pasakos. Su jo važinėjo seneliai į bažnyčią. Senelis važinėjo į prekybos centrą apsipirkti ir vis laik stovėjo garaže. Taip, žiemomis jį laikė garaže, visas apdaužytas, tačiau techniškai puikiai prižiūrėtas. Nu, BMW huligankė ir yra huligankė, jinai neturi būti tvarkinga, jinai turi būti huligankė. Čia yra 1.8 variklis, 83 kW. 1988 metų benzinis automobilis. Nusipirkau, važinėjau ir jis kelia puikias emocijas. Aš tikiu, kad jis kelia puikias emocijas, nes tai yra vienas iš tikriausių BMW, kuris sveria mažai, važiuoja
kietai, burbė. Tai va, Gediminas mums siūlo šitą automobilį pratestuoti. Jis pavyzdžiui, kad jis nėra idealiausio stovio, kad kažkur reikia kosmetiškai paremontuoti. Gražus rudeninis fonas, lapai nukrytę, automobilis matosi eksploatuojamas, tvarkingai. Iš galo, neatrodo ten labai kažkas prabangiai, bet čia yra kuligankė, turime ištestuoti. Tai va, laukia įdomi test drive serija. Reikia pabandyti ne tik tai hipernaujus tos automobilius, kurie yra, iš esmės visi beveik vienodi. Dabar kaip problema, kad už didelius pinigus gauni kažką skirtinį. Anksčiau visi automobiliai turėjo labai skirtingą charakterį. Tas buvo įdomu. Joris atsiuntė mums laišką. Sveiki, norėčiau su jumis pasidalinti savo nestandartinį pirmukų. Labai ilgai sekau Igor Šiškin test drive ir dar kol kas nemačiau nei vieno pirmuko. Tai ši mašina yra tas 2 litrų sulčių pakelis, kurį 3-litrinio automobilių vairuotojai mato savo košmaros ir nenori stoti šalia prie šviesoforo. Tai yra BMW 1.8 dizelis Stage 3. Standarte turi 90 kW, tačiau dabar Juodosios magijos dėka, jūs tiek juodų dūmų paliekat su savo dizeliais, pizdėts, baisu, kai paspaudžiat. Tai dabar Juodosios magijos dėka, anot Jorio, jis turi 210 kW ir 600 Nm. Tai yra nemažai. Įdomu, kiek toks variklis laiko. Ant tokios spuogos sveriančių 1300 kg, tai yra gan nemažai ir kartais įvairuojant kelnes gali būti pilnos ne tik laimės. Prisiko nuotraukos, laukiu jūsų atsakymo. Joris, pagarbiai. Teko man kažkada tai iš statybininko vieno paimti 1.8D. Automobilis neblogas, bet labai jau žemas. Aišku, su tiek kilovatų aš manau pastaviai smagiai vairuoju, automobilis visgi lengvas yra, bet, tiek arpegalių įspaudus iš tokio dizeliuko, gal ir laikys, nežinau. Mašina graži. Aš matau, tu myli automobilius, išvalyta, viskas prižiūrėta, užčipuota. Šaunuolis, stengiasi, kaip sakant, savo biudžetę padaryti maksimaliai išspausti. Vėliau, kaip suprantu, atgal viską atkeisi, jeigu kam pardavimai, jeigu kažką naują jums, klasika. Ačiū jums, kad siuntėte savo automobilius. Lauksime, kad ateitie į mūsų e-mailą laimesindustrija@gmail.com siūstume daugiau savo automobilių. Galbūt jūs norite tiesiog jį parodyti tautai, o galbūt jūs norite, kad mes jį ištestuotume. Siūskite, gal susitarsime. Ir iki kitų susitikimų. Namaste, kimtai.